Sveiki visi, su jumis aš Ingrid, neurografikos specialistė. Ir kadangi jau artėjom prie žuvų ženklo periodo, kuris praktiškai jisai prasidės, plius minus 18-19. Nurašom nuo 19 iki kovo 20. Ir iš tikrųjų labai įdomiai, kas jį valdo žuvis, tai iš tikrųjų vienur rašo, kad jį valdo Jupiteris, o kiti, kad valdo Neptūnas. Tai labai taip įdomiai, vienam šaltiniai ir visa kita. Ir iš tikrųjų yra taip, kaip yra, bet esmė tame žuvis yra vandens ženklo, toksai ženklo atstovas ir jisai yra labai įdomus. Vat. Ir dabar kas mūsų laukia, kaip čia įdomiai, kažkaip labai greitai markeriai, paskutiniu metu man čia užsivaigė, nežinau, čia dar vienas irgi. Ok, suaktyvinsim tą periodą. Ok, gal šitas prieš, ok, gerai. Tai iš tikrųjų žuvim labai būdinga intuicija, jautrumas, kūrybiškumas, šeštas pojūtis, aiškiaregystės, kai kurie momentai ir visa kita. Ir taip jau sutapo, kad mes įeiname į užtemimo koridorių. Ir čia va iki kovo 1, tarkim, kovo 3 baigsis užtemimo koridorius, čia kovo 11 ir čia kovo 20, šiandien yra 17. Ir taip jau išėjo, kad yra užtemimo koridorius, jisai turi savo dalykus ir jo labiau, kad dabar labai aktyviai reiškiasi Neptūnas ir visos kitos planetos, bet apie tai yra kitas video ir tikrai aš apie tai nekalbėsiu, jūs pasižiūrėsit ir tą, ką reikės, miksą pasidarysit su tuo, ką čia dabar. Dabar tik tai, ką norėčiau užakcentuoti. Iš tikrųjų, va šitam periode iki kovo pradžios, kadangi žuvims labai tinka intuicija, tai visas dėmesys yra pasitikėti savimi. Aišku, per visą periodą uždėkim labai didelį dalyką intuiciją. Intuicija jinai reikalinga ir per šitą užtemimo koridorių, apie savo vedlį tikrai paklausykit savo vidaus. Jisai duos jums geras gairias, ką jums toliau veikti daryti. Intuicija. Tam, kad išeiti, nes dar 2 savaitės po užtemimo koridoriaus dar jisai fonuos, tokį turės labai įdomų foną. Kadangi žuvis tai yra daugiau, intuicija šeštas pojūtis, kadangi žuvis tai yra tokia miksas, sankirta tarp dvasinio ir materialaus, tai ir žuvis yra toksai ženklas, kuris daugiau mėgsta pasinerti į dvasinius dalykus. Taip, noras pasinerti į dvasinius dalykus, ten meditacijos, praktikos, visa kita. Tai iš tikrųjų savotiškas pabėgimas nuo tam tikrų dalykų. Jisai galimas dvasinės praktikos. Tam, kam nepatinka dvasinės praktikos, filosofiniai, kai kurie dalykai, nepaaiškinami, čia iš tikrųjų labai sustiprės domėjimas filosofija ar kažkokiais kitais veikalais. Ir čia iš tikrųjų šitam periode užtemimo koridoriuje, kadangi žuvis kaip ženklas labai nemėgsta permainų, o užtemimo koridorius vis tiek ves prie pokyčių, tai čia gali būti labai toksai nepaprastas laikotarpis, todėl pasitikėjimas savimis ir savo vedliu iš tikrųjų išgelbės. Dar vienas yra labai toksai dalykas nuo kovo 1 iki 11, yra toksai bus pasikels, aišku, ir sakiau, dvasinės praktikos, galbūt daugiau domėjimas psichologija, atkreipkite psichologinius momentus šituo periodu. Psichologijos žinomus pasikliaukit daugiau. Psichologija. Iš tikrųjų pasikels toksai dalykas garbės troškimas ir noras pasitenkinimas. O kadangi sakiau, tas nepaprastas periodas pas mus, tas aplamai 2,5 metų, kai susipina tam tikros planetos, liūto ženklas irgi duos tam tikrą foną. Tai iš tikrųjų šitoj situacijai labai gelbstis ir iš tikrųjų tas garbės troškimą gesins. Tai yra savęs pagirtukų sistema. Pagirkit save. Girkit kuo daugiau save. Save galit savo dėkoti, galit savo pagirti, paglaustyti, palepinti. Tiesiog savo labai didelis dėmesys turėtų būti. Aš parašau girti. Girti save, nelaukti iš kitų, nes iš kitų gali būti taip, kad nesulauksi. Gali būti toksai dalykas. Ir nuo kovo 10 iki 20 prasidės tokias veikimo labai stiprus periodas, aplamai, kadangi šiandien yra pagal kinų kalendorių arklio metai, apie arklio metus jau papasakau, tai iš tikrųjų prasidės labai intensyvus veikimas, darimas ir siekimas ir tas veikimas šito periodu turėtų būti taikyti žinias savo tikslams pasiekti. Žinių taikymas tikslams pasiekti. Šiaip tai aš labai rekomenduočiau kažkur pradėti nuo 11 iki 11 kovo, tai biškai daug plius minus daugiau įjunkit stebėtojo poziciją tam, kad jūsų labai stipriai neišnešiotų tie visi dalykai ir kad jūs daugiau klausytumėt savo vidaus. Ir dabar neurografai žino 9 statai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kaip visada, aš turiu dvi tokias labai, čia man norisi neįgarsinant savo asmeninės dalykas. Ir čia ir kitas. O jūs galit. Aš turiu tokias savotiškas tikslų siekimo gairias, kurios man iš tikrųjų labai yra svarbios. Ir aš tiesiog neįgarsinu, kadangi irgi iš karto savo aktyvuoju ir gal po kurio laiko perpiešiu, gal ir neperpiešiu.
kad atkreipti dėmesį. Kadangi vakar dariau apie arklio metus, tai šiandien jau nusipiešiau savo piešinį tokį, kurį aš ten įgarsinau su kuo kitaip ir uždėjau tokį savotišką ketinimą. Ir šitam ketinimui šitam periodui irgi galima uždėti ketinimą tokį, kokį norite ir pasižiūrėti, kaip viskas jums čia suveiks. Nes jo labiau, kad mūsų kraštui šiandien dar būdinga labai graži senovinė šventė, tikrosios užgavėnės, su blynais, su viskuo. Tai ketinimą, jeigu mūsų kultūros dar įvesit. Čia kažkaip įdomiai labai piešiasi. Ir gali būti labai panašu, kad aš galbūt sugrįžčiau po suapvalinimo ir pratęsiu mintį. Nu va, jau einu, žinokit, į pabaigą ir toksai jausmas prisiminiau. Nežinau, kaip tai susiję, bet vienas darbas išlindo man dar, kurį turėčiau padaryti artimiausiu metu. Ir savęs iš tikrųjų klausiu, kaip tai susiję su tuo periodu, matomai. Jisai reikalingas, kad aš jį padaryčiau. Kažkodėl tai prisiminiau. Nors vakar buvau prisiminus ir užmiršau sėkmingai. O šitas darbas mane vis tiek jisai išlindo ir pasirodė. Ir įdomiausia tai, kad ko gero pirmą kartą po daugelio laiko aš šitą piešinį nespalvinsiu. Žinau, kad beje taip. Man yra šitam periode, vat yra svarbi šita figūra. Ir aš ją aktyvuosiu. Ir tiesiog per visas intuicijas, pasitikėjimo savimi, gal šiek tiek psichologijos pagirtukus ir sukauptą patirtį. Kažkaip tai labai įdomi jaučiu, kad viskas vyksta šitam periode pačiu geriausiu, harmoniškiausiu būdu. Ir be abejo, aš ko gero dar pasėdėsiu su apvalinimais, nes tikrai šitam periode nelabai norėčiau. Toksai šiais metais labai ankstyvas tas periodas užtemimo koridoriaus, kad jisai man vyktų labai ramiai, norėčiau. Vat. Ir gal kai kam reikia tokio kažkokio iššūkio draivo. Man, pavyzdžiui, asmeniškai nereikia. Jeigu jum pradedant lauko linijas, tie, kurie piešia neurografiką, jum yra ok, jum pravedus nereikia suapvalinti, tai jūs tą ir padarykite. Man, pavyzdžiui, nėra ok. Man nėra ok ir aš tiesiog viską suapvalinu. Nes piešime šitą. Žinau, kaip veikia nesuapvalinti dalykai, bent jau man. Nežinau, kaip jūs, bet aš žinau, kaip veikia mane. Ir jau aš geriau pakildama pusvalandį ar 15 minučių skirsiu tam, kad būtų viskas suapvalinta. Nu, labai panašu, kad čia ok. Ir man iš vidaus dar nėra noro impulsų šitam periodui spalvinti, bent praeis valanda ar 2. Ir aš sugalvosiu nuspalvinti. Čia gali būti ir taip, bet šitame etape man dabar norisi palikti taip. Jūs darykit pagal save. Taigi, visiems mums ramaus, tokio kūrybiško, su intuicija prieš akį periodo, kuris praeitų pačiu geriausiu, harmoniškiausiu visiems būdu. Taigi, su jumis buvo Ingrid ir Ate.